Sveiki visi, įsijungę mūsų YouTube kanalą. Šiandien su manim yra Pokyčių namų bendruomenės psichologė Indrė, kuri papasakos daugiau apie save. Labas, Indrė. Sveika, Igne. Tai ačiū, kad sutikai atvykti ir pasidalinti apie save, truputį papasakoti, nes manau, kad žiūrovam tikrai įdomu susipažinti su tavimi. Tai ar gali papasakoti, kaip atsidūrei psichologijoje, kodėl pasirinkai šį kelią, kas atvedė tave į psichologiją? Taip. Iš tiesų, tai tas kelias gan paprastas buvo. Negaliu sakyti, kad labai ten daug kažko. Aišku, paskutinį kartą, kai ten reikėjo rinktis, tai buvo, kad ką rinktis, bet iš principo tai jau 9 klasiai, taip, kai rašėm ten visokius rašymus, kuo būsi užaugęs, kai darėm testus, tai ten buvo, kad, psichologas, vertėjas arba gidas. Tokie 3 variantai pagrindiniai. Ir kažkaip pasirinkau psichologiją. Aišku, tuo metu tikėjau, kad gebėsiu kaip suprasti geriau žmonių mintis, ten taip toliau patį žmogų. Ir baigiau bakalaurą. Ir bakalaurę, kai reikėjo rinktis tarp sveikatos, mokyklinės ir organizacinės psichologijos, tai pasirinkau organizacinę. Man visai patiko ta idėja, kad organizacija yra kaip vientisas organizmas ir tu ne konkrečius skyriukus ten analizuoji ir padedi ar konkrečiam žmogui, o visiems kaip visumai. Tai pasirinkau šitą sritį, tada studijų metu įsidarbinau konsultacinėje įmonėje, ir tai prasidėjo mano karjera, kaip būtent organizacijų psichologės. Dabar labiau pereinu į tą tokį individualų konsultavimą, nes matau, kad vis tiek, žmonėm reikalinga ta pagalba ir, mano vienas iš tų norų yra padėti žmogui, ar ne, išmokti savimi, pasirūpinti pačiam. Tai tą galima padaryti būtent konsultacijų metu individualių. Tai kažkaip man šitas labiausiai gal imponuoja ir šitoj vietoj, taip čia ir atsidūrėm šiandien. Tai gal gali pasidalinti, kadangi pačiai psichologija svarbu yra padėti žmogui, kokiais metodais ar kokia kryptis pačiai yra artimesnė, ką naudoji savo darbe? Taip. Tai iš tiesų savo darbę tai aš naudoju įvairius metodus, nes per praktiką tai prisirankiau daug visko. Ne? Tas pats sąmoningumas, arba mindfulness, metaforinės asociatyvinės kortos, pozityvioji psichologija, kvėpavimo, pratimai, visokia meditacija. Plius esu baigusi ir coachingo kursus, tai automatiškai ypač matau, kad žmogui tikrai reikia to tokio postumio, tai iš manęs išgirsta, kad tai ką gali padaryti dabar, ką gali padaryti šiandien, koks bus tavo pirmas žingsnis iškart po mūsų pokalbio, kad žmogus įsiveiklintų. Plius dabar studijuoju emocinės gerovės konsultanto profesiją, kuri labai gerai irgi dera tarpusąje su visais šitais mano turimais įgūdžiais ir kompetencijom. Tai iš ten ateina žemo intensyvumo, kognityvinės ir elgesio terapijos metodai, kuriais irgi mes jau galim tada ne tik prevenciją žmogui padaryti, ar ne, kad jis išmoktų savim pasirūpinti, bet tuo pačiu ir pradinę tą intervenciją, kai jau žmogui iš tiesų reikalinga pagalba yra. Tai pagrindė tokie metodai. Kadangi labai platus spektras ir metodų, kuriuos taikai, ir tavo darbinė patirtis gana nemaža jau šiame etape, su kokiam temom labiausiai mėgsti dirbti arba dėl ko klientai pas tave ateina ir kas tave labiausiai traukia šiuo metu? Taip. Tai iš tiesų, labiausiai kur traukia, tai yra tos temos, kur ateina klientas, tu su juo pakalbi 10 minučių ir tada sėdi ir galvoji, nuo ko mes čia pradėsim, nes problemų gyvas galas, pilnas kalnas ir tikrai daug. Tai čia turbūt toks vežantis dalykas man yra, nes norisi žmogui padėti ir vis tiek atsiranda tas kelias, kai tu pamatai, ar ne, žmogus pamato, kur jisai gali keliauti, kur jam naudingiausia keliauti. O dažniausiai tai kreipiasi su tokiom problemom kaip nerimo valdymas, streso valdymas, ar ne tas pats emocijų valdymas, kai žmogus jaučiasi pasimetęs, kažkokiam rate užsisukęs ir nori atrasti tą kelią, kur jam vis tik tai keliauti.
Taip pat, kadangi vis tiek su organizacijom dirbau nemažai, ar ne, tai ateina žmonės ir kurie nori keisti karjerą arba patiria darbę stresą, nes irgi viena yra, kaip mes namie gyvenam, kita yra, kaip mes darbę gyvenam. Ir čia truputį kartais reikia skirtingų metodų tam pačiam stresui veikti, ar ne? Tai šitas ir taip pat dar viena tokia atšaka yra būtent savęs pažinimas. Kai žmogus ateina norėdamas geriau suprasti, kas jis yra, ko jam reikia ir ko jis nori iš to, ką turi dabar. Tai jeigu galvotum apie žmogų, kuris galvoja, kad gal reikėtų kreiptis į specialistą pagalbos, o gal dar ne, kaip padrasintum, ką pasakytum tokiam žmogui? Tai pirmiausia, tai sakyčiau, pabandyk. Išdrįsk pabandyti, nes yra toks niuansas, ar ne? Gali eiti ir sveiki žmonės. Kas sako, kad būtinai turi kažkaip kitaip būti? Ne, tiesiog elementariai prioritetus išmokti, susidėlioti tikslus, nusistatyti save, pažinti, ar ne? Ta tokia didesnė, ar ne, vizija pamatyti, ką aš noriu daryti, kaip tai noriu daryti, tos pačius, ko dar nepaminėjau, ar ne, su įpročių keitimu, disciplinos nusistatymu, tai čia bet kuriam žmogui tinkama, ar ne? Tai tiesiog paraginčiau išdrįsti, užsiregistruoti, susirasti specialistą, kuris atrodo, jam patinkantis ir užsiregistruoti, o jeigu jau žmogus galvoja, kad kokios man pagalbos reikia, tai tada būtinai iš karto jau registruotis, peržiūrėti šitą video arba iš jūsų sustabdyti video ir užsiregistruoti. Išdrįs, nes tiesiog, o kas blogiausio atsitiks? Kas blogiausia, ar ne? Ir šitoje vietoje tiesiog noris paskatinti, ar ne, nes tikrai, bent jau mano, ar ne, toks supratimas būtų, kad kas blogiausio gali nutikti, tai tu pamatysi, kad tu gal nori pas kitą specialistą, nes su šituo nevaibina, ar ne? Ir čia viskas okei su tuo, nes mes kiekvienas turim savo stilių, kiekvienas turim savo tokią tam tikrą galbūt ir nišą, ir tematiką, ir metodus, ir viskas okei, jeigu norisi ir pakeisti. Bet svarbiausia, ar ne, pamatyti, ko tau reikia ir kas tau naudingiausia. Nes esmė yra vis tiek sukurti kokybišką terapinį ryšį su tuo terapeutu, kurį pasirenka. Ačiū labai, Indre, kad pasidalinai ir apie save, ir savo matymą, ar ne, ir savo patirtis. Ačiū visiems, kad klausėt. Jeigu jums patiko tai, ką Indre kalbėjo, jeigu pajautėt, kad yra kažkoks ryšys užsimezgė tarp jūsų, kviečiu užsukti į Pokyčių namų tinklalapį, ten susirasti Indrės profilį ir užsiregistruoti konsultacijai.